Siuvinėtojams visom labai patinka ruduo, aš neišimtis. Tas ruduo kažkaip užbūrė, skatina pradėti kažką naujo rudeniško. Tos spalvos tokios Lietuvoje gražios, rudeninės, kaip pakandami lapai, jie įvairiom spalvom nusidažo. Čia Belgijoje nėra tokio rudens, tai vertinkit, kas turit, kas tai matot, tai labai labai įspūdinga. Tai šiame video noriu trumpai parodyti savo turimus rudeninius rinkinius. Esu įkvėpta video, kurį sukūrė nesenai visai Rasa Atlantida, taip, toks kanalas, būtinai kelsiu nuorodą, bet aišku visi jie žino, linkėjimai. Tada parodysiu savo procesus ir kelis rudeninius naujus startus. Tai jeigu jums įdomu, likit su manim. Čia nelabai gerai apipavidalintas, bet toks įpeliukas ant grybo, senokai siuvinėta schema, nemokama, atrodo taip. Tai dabar parodysiu, kokius turiu rinkinius. Tai pirma, čia guli riolis, saulėgrąžos. Jis man vis tiek toksai rudeninis arba vasaros galo. Tai priskyriau jį čia dėl rudeniškų spalvų, tų geltonų tonų rudų, tai čia yra rudeniškos spalvos. Dažniausiai tokiais tonais ir norisi siuvinėti rudenį. Dabar turiu tikrai rudenišką rinkinį Marie Claire. Tai yra moliūgų kolekcija. Tai būtų įdomu pririnkti visokių moliūgų ir pasidėti lentynoje. Jų yra įvairių rūšių. Tai va, galima pasidomėti kiek. Tokie rudeniški tonai atspalviai. Tai va, tie moliūgai įvairiausi, žali, oranžiniai, su visokiais iškilumais. Vieni atrodo tokie taisyklingi. Tai va, Margot kažkas parašyta. Margot Creations de Paris. Žodžiu, tai yra prancūzų. Tada turiu Lanarte Margarine Bastin sezonus. Tai tokį vienintelį sezoninį. Čia rudenį atstovauja musmirės, aišku, grybai kaip be jų. Viduje va taip, kaip Lanarte. Tai senas rinkinukas. Tada turiu nemažai mereškos. Kur manau, kad ruduo? Kodėl manau, kad čia ruduo? Nes yra nukritusių lapų raudonų. Na, aišku, ir tonai. Tie lapai jau paraudonėjo tų vijoklių. Būdelė. Tai va, jau tokių jokių gėlių nėra. O vadinasi Quiet Lane. Na, ne visai gal ruduo, bet panašus. Tai galim priskirti prie panašių siužetų. Šis yra tikrai rudeninis, yra kolekcija 4 šitų siužetų su inkilėliais, paukšteliais. Čia yra 2 zylutės, jeigu matau. Oi, kaip įdomiai parašyta mereška, nemačiau. Tai va, čia šermukšniai berods ir jau ką tik rudenėjantys lapai. Labai gražus rinkinys, įspūdingas. Dar gražesnis mereškos. Aš gal susipirkus beveik visus tos mereškos rinkinius, tai būtų tokius rudeninius, tikiuosi, gal kažko neužmačiau. Tai tada žvirbliai, taip, jau su vaza ir kas ten mes turim visokius, ir kaštonas yra, ir klevo lapai, ir saulėgrąžos, ir uogos, nerealiai. Taip, aš nežinau, tas fizalisas, kaip jis lietuviškai vadinasi. Tie tokie oranžiniai, ugniniai tokie, nei tai gėlės, nei tai vaisiai. Tai va, nerealus, vadinasi Sunflowers. Na, o šitas tai tikras rudeninis, reikėtų ir siuvinėti rugsėjį, nes vadinasi September Dew. Irgi mereškos September Dew, tai būtų rugsėjo rasa, nerealus vaindas, surudijęs, obuoliai. Kaip ir sudedi tarsi tos obuolius, atsineši iš sodo ir sudedi bet kur tik turi. Kažkokie lapai prikritę. Taip, tai va, tokie siūlai. Ir užšiuokliai siūlų nelabai matosi. Dabar priskirčiau dar tokį mereškos rinkinuką. Tai būtų suoveraitė, nes yra gilės ir tie ąžuolo lapai. Gal vietom šiek tiek švelniai pageltę.
Vadinasi tiesiog Squirrel. Čia yra irgi visa serija gyvūniukų. Aš turiu gal 3 iš tos serijos, gal 2. Kiškį ir voverę, atrodo. Tai va, ant lygaus audinio siuvinėjasi ir lygus audinys įdėtas. Na taip, tai daugiau mereškos rudeninių neturiu. Tada turiu panašiai kaip rudeninius, tai gal dėl spalvų šios žirafos, bet nebūtinai būtų knygų skirtukas. Šios voverės Lanartės senovinis, vintažinis rinkinys. Vis tiek, kad ir iš gyvūnėlių, tai spalvos man kažkaip rudeninės, pažiūrėkit, tonai rudi. Man atrodo, kad čia rudeninis. Tos voverės kažką veikia, ruošiasi žiemai, rudenį, dirba prie vaisių kažkaip, čianais, prie pušų. Na ir dar vienas, kuris tiktų rudenį, tai būtų Permin gyvūnėlių sempleris, kadangi vieną semplerį siuvinėjau. Va taip atrodo jis viduje. Čia yra antaidos, yra lapė, fazanai, kiškiai, antys, voverės ir elnės. Tai aš kaip siuvinėjau tą semplerį, tai galėčiau padaryti tam porą, nesiuvinėti taip išilgai, o siuvinėti po 3, gal taip, arba po 2, net po 2 jo šalia. Taip. Tai va, toks gražus. Na ir paskutinis rinkinys, kurį turiu, tai būtų tikrai rudeniškas rinkinys. Tai būtų Lucas Gold Collection, va toks rinkinys. Iš 8 žvaigždučių būtų 5, 66 spalvos, Aida, Autumn Creek Mill. Tai būtų upeliuko malūnas. Tai turiu dar kitą Lukas malūną, kurį mažai esu įsiuvinėjusi, reikia jį siuvinėti. Tai va, tai šitas yra toksai labai įspūdingas, padovanojo vyras. Kai kam gal nepatinka tie oro balionai, na bet siuvinėjant tai įdomu, dangus yra toksai rudeniškas, saulėlis, manyčiau, lapai gerokai pageltę, namai su šviesa. Taip, tas malūnas, tas vanduo toksai atrodo bėga, toks šaltas, krūmokšniai. Na ir solelis, čia manau saulėgrąžos, o irgi tikras ruduo. Tai šitas rinkinys toksai nerealus, jis yra antaidos čia 18. Tai va, tiek turiu rinkinių. Manau, kad juos reikia siuvinėti, ne tik naujas schemas pasimti. Tai va, kažkada tikrai imsiuos, ne šį rudenį, bet manau kitą, tai tikrai reikia pasidaryti tikslą, ne daugiau schemų negu, kaip pavyzdžiui, per sezoną viena, o daugiau teikti pirmenybę rinkiniams. Noriu parodyti 2 savo išsiuvinėtus darbus, kuriuos turiu čia. Tai Magic Needle rudeninis darbas su moliūgais, saulėgrąžom, paukščiukais, o tokia linksma kompozicija. Tikrai įdomiai siuvinėjusi pernai metais, rodžiau pabaigtukuose ant Evo. Štai toksai gražuolis, tai ką mes rudenį mėgstam. Čia mano šuniukas dūksta, atsiprašau. Tokie kryželiai. Tai va, labai patiko siuvinėti. Vijokliai, prisimenu, net tokias uogas, jos buvo mūsų prie mano vaikystės namo, kaimyninio namo sienos. Taip, lagaminas irgi, turiu irgi vintažinį lagaminą, į kurį dedu kalėdinius žaisliukus, kai man jų nereikia. Taip, o kitas darbas yra halloweeninis, bet aš irgi manau, kad tai yra rudeninis darbas. Tai Trick or Treat, nepamenu dizainerio, tiesą pasakius, siuvinėjau elektroninę schemą paimta iš interneto. Siūlus priderinau pati. Kiekviename mažame dizaine yra kažkoks veikėjas.
Tai ir pelėda, šikšnosparnis, va, toks linksmas moliūgas, kuris vaizduoja besmegenį. Šitas moliūgas man labai patinka, panašus į vaiduoklį. Katinas toksai šelmis nerealus. Šis moliūgas tai baisus toksai, o šitas, manau, moliūgas yra kaip šito darbo gal vizitinė kortelė, moliūgas ragana. Na ir varnos, kur kapoja moliūgą. Na, žodžiu, visur yra tokie voratinklio motyvai, nerealus darbas. Tai va, taip labai patinka, dar neįrėmintas, nes čia, kaip sakiau, nelabai ką rėminsim. Rėminsiu, kai grįšiu į Lietuvą. Ir rudenį tikrai pasikabinčiau tokį. Arba prieš Halloweeną tikrai su mielu noru. Tai va, kiek daug oranžinės spalvos yra atspalvių. Taip. Man galima pažiūrėti iš arčiau. Turiu tik 2 rudeninius procesus, nors rudenį labai mėgstu. Šį Lukas siuvinėjimo kryželiu rinkinį Autumn Landscape rudeninis peizažas pradėjau pernai metais ir išsiuvinėjau nedaug, gal kokį 1000 ir atidėjau. Po to pradėjau savo projektą 12 pabaigtukų ir pabaiginėjau kitus siužetus. Na, šitas buvo naujai pradėtas, tai jo, reiškia, neliečiau. Siūlus rūšiuoju pakeliui, kai pasitaiko. Ir atsikerpu iš tų rūšiuoklių Lukas ir pakabinu čia. Pasidekoravau saulėgrąžom. Va, siūlų tiek, jie labai gražus. Čia vien dėl siūlų verta siuvinėti. Ir tiek daug jų. Va, kiek daug. Ypač graži šita spalva. Na ir visos va, to žalios su tom spalvom derinys, o visų tų spalvų, tai čia nerealus. Tokia terapija, atsiprašau, čia mano šuniekas, taip, labą dieną. Tai va, atsiprašau. Tai ką planuoju pasimti ir siuvinėti visą rudenį. Ir pažiūrėsiu, kiek pavyks pabaigti. Dabar va turiu tiek. Medžių atspindys vandenį, lapai vandenyje. Norėčiau prieiti iki valtelės. Pakilti gal iki medžių. Siuvinėsiu į viršų. Lankelis tai leidžia. Magnetukas pelėdžiukas. Tai Lietuvaitės gamybos toksai va rudeniškų spalvų makaruncas. Šitą žymėjimas man nelabai tinka, nes čia yra per vidurį langelio, tai pati pasižymiu taškeliais. Tai va. 18 kauntas, man atrodo. Taip. Tai sagą turiu. Taip, šitam darbelį. Ir kitas darbas yra Golden Fleece, Hour of Rain, lietaus auro. Na, rudeninis, nes vis tiek yra rudeniškų spalvų ir, aišku, lietus, tai rudeniškas dalykas. Nenustoja lyti būna kartais. Ta Zolotoj Černo ar čionais Golden Fleece iš Wonderful Moment serijos. Ten yra daugiau tokių šito dailininko kūrinių, galvojau, kad siuvinės daugiau, bet kadangi taip lėtai ėjosi, tai aš daug jų ir iš viso neketinu daugiau tęsti iš tos serijos, tai norėčiau tik pabaigti šį paveikslą, nes yra labai sunku siuvinėti, bent jau man tokie maži gabaliukai, nesimato, ką tu tenai siuvinėjai, daug košytės tokios. Tai va, ir nedaug tų objektų, o paveikslas labai didelis, tai parodysiu, kiek esu padariusi, gal ir nemažai, bet ir ne tiek daug, kiek galėtų būti, va tiek. Tai va, atsiprašau, sulamdytas, čia kažkiam žaidimui reikėjo dos spalvos, tai tas bokštas nukeliavo į viršų. Po praeitų metų pasirodymo proceso aš nemanau, kad čia daug padirbėjau. Bandžiau daryti parkavimą čia. Siūlų kažkiek dariau. Tai va, ką ketinu daryti, ketinu išsilyginti, pasiekti kampą
ir išsilyginti šitą pusę. Matai, man atrodo, briugės magnetukas. Tai va, ir reikės kažkiek pasiuvinėti šį rudenį irgi, nes procesas toks gražus, tarsi akvarelė išsiliejo, bet čia aišku ne akvarelė, čia potėpiai dailininko, tikriausiai ne akvarelė jisai dirbo. Tai va, tokis parkas ir žibintas ir šviesa naktis arba vakaras. Tai tokie mano procesai, gigantai. Užtat pasiėmiau ir pradėsiu naujus procesus, kurie mažesni šiek tiek. Ieškojau daug siužetų, kad būtų rudeniški ir paprasti. Tai radau tokį. Dažnai būna, kad duoda tik tai PDF, o man labai tiko ir tas dalykas, kad yra saga. Reiškia elektroninis formatas, tai mane visą laiką paperka, tai vėlgi nusipirkau 2 Armakovo schemas ir šią schemą su šita mergina. My Brave Stitch yra daug merginų visokių rankdarbių kambariuose, įvairiuose aplinkose. Tai va, tai gal ukrainiečių irgi dizainerė, nežinau tiksliai. Tai va, tai čia yra labai toks mielas dizainas. O taip atrodys. Tokie siūlai, siūlų daug. 46 berods, 40. Kokį pasakysiu tiksliai. 38. Tai va, pradėjau nuo apačios, bus šiek tiek daugiau oro viršuje. Naudoju magnetuką lietuvių gamybos Wizardy. Tai va, adatėlė. Medžiagą pasirinkau šviesią. Tai va, pasiuvinėti pavyko man šį darbelį. Labai patiko, labai paprasta. My Brave Stitch, visiems rekomenduoju. Mergina su moliūgu. Tai va, neša didžiausią moliūgą, taip atrodo jį visai lengva, kaip tuščia viduris koks būtų. Nes iš tikrųjų, jeigu tokio dydžio, tai labai sunkus. Tai va, patiko labai tas, kad labai lengvai siuvinėsi, dar bijos ant batukų nedariau. Kai siuvinėjau batus, galvoju, negali būti, čia nesąmonė, tikrai negali būti batai. Pasižiūriu, batai, džinsai irgi atrodo tokie šiek tiek pasilamdę. Labai šauni, čia lapai, jau prasidėjo. Aišku, noriu nukeliauti iki moliūgų, pažiūrėti, kaip jie atrodys tie moliūgai. Siuvinės lengvai ant lindos, vienas malonumas, galima net neatsiplėšti. Šį rudenį tikrai pabaigsiu, įsiplanavau. Tampa kažkiek tūkstančių per mėnesį, kad išeitų finišas. Susiplanavau savo tokią kaip rotaciją. Tai va, spalvų daug, dizainas rudeniškas, ko daugiau norė, dėklą turi. Tai va. Noriu nufilmuoti savo antrą startą. Dabar yra 17 rugsėjo, už lango lyja lietus, pavedžioju šuniuką savo ir nutariu, reikia startuoti, parodyti pradžią. Tai pasirinkau tokį rudeninį itin gražų dizainą. Anastasijos Jermakovos Scenic Road Home, vaizdingas kelelis namo. Labai gražus, rudeninis dizainas. Taip, dabar kokia medžiaga. Pasirinkau 22.8 kaunto ar Linda arba 32 Murano Eva. Jis yra ne baltos spalvos šitas gabaliukas, tokia spalva būtų pilkai šviesiai žydra. Kol kas ant tokio lankelio, kito neturiu. Išmatavimai yra 150 kryželio ant 200 su oro tarpai šonuose, kad ovalas nebūtų užspaustas. Kiek spalvų yra 40. Visos tokios gražios, rudeninės, tonai rudi, geltoni, žali. Čia daugmaž DMC siūlai, bet yra ir kitų spalvų, nėra blendų. Naudoju tokį organizerį, kurį siuvinėjau pati.
Jis yra 28 spalvom, bet taip pat naudosiu ir papildomą, neužtenka. Bandysiu siuvinėti iki galo, parkuoti siūlą nenaudosiu parkuoklio, taip planuoju bent jau. Kol kas, kiek siuvinėjau, kai padariau tokią nedidelę pradžią, tai labai lengvai pasirenku didžiausią kiekį, apibrėžiu sagai tą stogą ir pasirenku didžiausią kiekį kryželių ir greitai siuvinėsiu. Po to užpildysiu mažesnėm spalvom, pabaigsiu stogą, eisiu link visą namą siuvinėti namelį. Taip, vaizduojamas namelis, labiau gal tai būtų kaimas kažkur, kaimo vietovė, ruduo mano mėgiamiausias metas. Lietuvoje medžiai nusidažo ne rugsėjį, gal spalį, tikriausiai spalį, reiškia tokiam oranžiniam, raudonom, rudom spalvom. Belgijoje jie kažkaip lieka žali arba nukrenta lapai, arba būna rudi. Nebūna tokių ryškių spalvų, tai čia galbūt būtų Lietuvos vaizdas, arba gal kitos šalies. Taip, kas patinka? Patinka, kad nedaug kryželių galima pabaigti per šį rudenį. Labai patinka spalvos, yra ir nukritę lapai, yra ir dar ant šakų, yra pusiniai yra fone, tai lengvai greitai siuvinėsis. Nėra nepatinkančių dalykų, tik tas, kad kai rinkau siūlus čia užvakar, tai šuo sutrukdė, nebegalėjo apsikęsti, tai 2 spalvas reikės dar paieškoti. Kiek kryželių viso virš 15 000, tai jeigu siuvinėjant po 5 000 per mėnesį galima pabaigti. Taip planuoju kol kas taip, žiūrėsim kaip bus. Ar yra panašių darbų, tai taip yra, su lape mačiau ovalą tokį. Tai galbūt galima būtų kitais metais jį išsiuvinėti. Toks nerealus, toks gražus dizainas ir mano tokia pradžia. Pasiuvinėsiu ir parodysiu jum, kas gavosi šiam startui. Pradėjau naują startą, vakar surinkau siūlus, prie rušiuoklės priklijavau tokį rudeninį lapą. Dėl nuotaikos siūlų spalvų nedaug, 4 ir 20. Tokių rudeninių atspalvių, taigi čia yra Sol galerijos darbas Autumn Comes, ateina ruduo. Taip, Laura gamina, čia man šuo graužia, gamina nuostabias schemas, tiksliau kuria. Ir negaliu atsispirti, nes jinai tokia netradicinė, aišku, labai paprasta, apie virš 4000 kryželių. Parinkau siuvinėti tikrai ant murano. Vakar pradėjau, tik tiek įsiuvinėjau 100 kryželių, bet norėsiu siuvinėti daugiau, tokia kaip taisyklė turėti, kad kai startą pradedi, tai reikia siuvinėti ne mažiau 5 dienų. Spalvą audinio parinkau 306, aišku, čia man atrodo 32 kauntas, taip, Zycard Murano. Taip sunkiai man matosi, bet kažkaip dar gaudausi. Galvoju, gal nusipirksiu vis dėlto padidinamai lempą su to išvesta. Tai va, toks dizainas nerealus. Ir pažiūrėsim, kaip man pasiseks. Va, manau, kad visai geras startas. Išsiuvinėjau 1230 kryželių, 27% darbo įveikta. Tai manau geras startas, gera pradžia. Kaip minėjau, siuvinėjau ant murano, tai kiek su smulkoka man, bet kryželiai dailūs išeina. Dizainas modernus, tuo pat metu ir lietuviškas. Galima panašų apvalų dizainą surasti Sol galerijoje, kitą tokį su medžio šaknim, liktai ir gali būti tai pora, man atrodo, iš pirmo žvilgsnio. Siūlų atspalviai tokie ramus, tarsi rudens pradžia. Taip, kai dar daug žalios, žalių lapų, bet jau vienas kitas ir rudas pasimato. Tai va, motyvai yra šakelių, lapelių, rutuliukų, centrinis motyvas, geometrinės figūros. Kas įdomiausia, kad kai išmoksti
ir nereikia žiūrėti schemą, po to tik tai užspalvinį. Tai va, siuvinėsiu ir rudenį noriu pabaigti šį rudenį, kad neužsitęstų. Šitam segtuvė beveik netelpa, tai reikės pasiūt kažkokį, nes lankelį didelėmiau. Nežinia, ar jį tilps, bet norėčiau kuo daugiau užsiuvinėti, kad nereikėtų perdėti. Tai va, kiek spalvų, čia būtų 4, 8, 9 liktai spalvos. Noriu pafilmuoti dar vieną startą. Irgi Anastasijos Jermakovos, schemą pirkau Etsyje. This is Halloween. Tai va, jie atrodo taip, tai čia bus startas, nieko dar neturiu išsiuvinėjusi, surinkau siūlus, 2 paletės, 47 spalvos, daugiausia rudos, yra šiek tiek tokių švelniai violetinių, prigesintų, oranžinių, juodų, labai daug, 16 metrų juodos spalvos, bent jau kiek man parodė. Tai va, čia matom tokia kaip duris, tai ne spinta, galvoju spinta čia, bet čia duris arba langas, palangė su vaza, gėlėmis, moliūgais, žvakidė ir šiaip visokiom smulkmenėlėm. Dar labai patinka man šita varna ir tie augalai, bei šitas motyvas toksai vintažinis viršuje, virš lango. Ilgai galvojau, kokią medžiagą pasirinkti, tai reikėtų biškai niūresnės, labai norėčiau siuvinėti ant šitos Murano, paskaičiuosiu, jeigu užteks, bet jaučiu neužteks. Svaršiau Vintage Rose Murano Eva, tokia pilka, bet gali būti šiek tiek per tamsi, gal nesimatys šitų pusinių kryželių. Na ir turiu savo tradicinę lindą, kurią labai mėgstu. Jos turiu nemažai, tai jos tikrai užtektų ir man labai komfortiška ant jos siuvinėti. Tai va, tai galvoju gal ant jos, bet gal reikėtų kaip nors išvirti arbata arba su kava. Tai va, su arbata arba kava, padažyti gal, bet nežinau. Tai va, žiūrėsim, kaip man išeis. Šiame projekte apie 23 000, tai neketinu pabaigti šį rudenį, bet norėčiau turėti tokį sezoninį darbą. Kiekvieną rudenį siuvinėti, gal kitais metais pabaigti. Tai va, pažiūrėkim, kaip man pasiseks. Tai va, pabaigiau pasiuvinėti šį darbelį. Išsiuvinėjau 1700 maždaug kryželių. Nudažiau lindą su arbata iš 2 pakelių, užtvirtinau actu ir druska. Naudoju nurgę lankelį, man šitie, kaip minėjau, patys smagiausi, magnetuką iš Temu ir pačios mano darytą magnetuką katino. Tai va, siūlai labai gražus, yra 40 spalvų ir 3 blendai. Tai va, tai siuvinėjau va čia rėmą, jis šiek tiek skiriasi nuo preview, bet gal mes arčiau jį matom, tai tik taip atrodo, nes po to bus reiškia, tas buvo pagrindinis rėmas, tai jisai bus šiek tiek violetinis. Lapai labai spalvoti, iš 5-6 spalvų. Prancūziškus mazgelius, visą dizainą aš jau išsiuvinėjau. Štai čia 10 jau buvo, buteliukai labai žavūs, jie visi apipavidalinti su biesu. Man patinka čia, kad visi moliūgai šypsosi. Nėra liūdno arba pikto moliūgo. Ir čia kažkoks įdomus augalas su kažkokiam įdomybėm. Tikrai tokie duoda tokie atmosferą. Lapai tokie įdomus gal čia. Tai va, ką toliau norėčiau eiti dešinę ir siuvinėti šią vazą su lapais sudžiūvusiais. Tai va, čia toks rudeninis nuostabus dizainas, ačiū. Dizaineriai, kad tokį sukūrė. Tai va. Na, aš toliau geriu arbatą. Pas mus nešalta, gan geras oras ir dar liko nufilmuoti pabaigą tikriausiai šio video ir galėsiu jau parodyti. Tai va, noriu jau pabaigti šį trumpą video, parodau, kokį planą turėjau. Tai buvau susirašęs planelį, ką darys, tai viską įgyvendinau, ką norėjau. Gal tik nestartavau Milhilo, gal tai padarysiu kitą mėnesį, nes jau tų startų gan čia daug.
Šiaip startavau, tai džiaugiuosi. Dabar turėsiu 4 naujus sezonui tinkančius darbus. Visą laiką svajojau turėti rudeninius darbus ir jie tokie gražus ir tokie teminiai. Tai va, tai jums irgi linkiu tęsti tai, ką turit, pradėti naują, pabandyti tapti sezoninė siuvinėtoja, va kažką pamėginau padaryti, nes nepavykdavo kitais metais. Tai ką, iki kitų kartų, dėkit patiktuką, jei patiko, prenumeruokit, komentuokit, iki. Noriu dar pafilmuoti vieną startą. Greičiausiai neišeis. O, taip, va. Mes to jį pavoksim ir jokio čia moliūgo nebus. Ok.